Pomita – sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. EASE – mano namų stilius. Šiandien mes jums pristatysime Voitos refleksinę lokomociją, analogų neturintį metodą ir inovatyvią funkcinę elektrostimuliaciją Bioness. Bioness yra funkcinės elektrostimuliacijos sistema, sukurta Amerikos ir Izraelio mokslininkų komandos. Pirmas produktas išėjo apie 2004 metus, šiuo metu jau yra gana platus produktų pasirinkimas. Pati Bioness kompanija orientuojasi į pacientus, kuriems yra pažeisti periferiniai nervai arba yra sutrikusi judesių funkcija ir judesių valdymas, tam, kad taikant elektrinių impulsų stimuliavimą mes galėtumėm pasiekti optimalių judesių atkūrimą. Paprastai kalbant, sistema visada dažniausiai orientuojasi į žmones, kuriems yra galvos smegenų insultas, išsėtinė sklerozė, stuburo traumos, Parkinsono liga. Šios sistemos su dirbtiniais elektriniais impulsais yra generuojamas aktyvus judesys, kurį pats judina žmogus. Voita refleksinės lokomocijos metodas nėra naujas metodas Europos žemyne. Jį sukūrė vaikų neurologas gydytojas Vaclavas Voita, kuris dirbo Čekoslovakijoje, tuometiniai dar laisvoj šaly, bet automatiškai pakitus situacijai persikėlė į kitas vakarų Europos šalis, dirbo Vokietijoje, Italijoje. Šio mokslininko pagrindinis bruožas ir pagrindinė dovana mums tai yra refleksinės lokomocijos metodas. Jisai labai daug laiko dirbo su kūdikiais, juos tyrinėjo, žiūrėjo jų įvairias ligas, gydymą taikė jiems. Ko pasekoje jis atrado tam tikras posturalinės padėtis. Tai yra, kada mes žiūrime kūdikį, jis juda pagal tam tikrą šabloną. Sakykime, tai yra dovana iš gamtos, evoliucijos laiko išsivystęs procesas. Ir vaiko judėjimo kryptis visada yra į priekį. Jisai niekada nesustoja. Tačiau ištinka tam tikros patologinės būsenos, tai yra, kada vaikui sustoja raida, gali būti liga, gali būti kažkokios kitokios priežastys, netinkama mityba, stresas šeimoje. Ir toj pasekoje tas vaikas sustoja. Tai nereiškia, kad jam baigėsi visos galimybės judėti, tą pabrėžia Voita, kad mes vis dėlto galime pagerinti to vaiko gyvenimo kokybę, taikant specialų gydymą. Tai yra, stimuliuojant tam tikrus taškus žmogaus kūne, kurių metu yra išgaunama reakcija iš centrinės nervų sistemos. Tos reakcijos metu organizmas save pakeičia ir to nauda žmogui yra tai, kad mes jokiom papildomom invaziniam priemonėm, mums jų nereikia, neinvaziniam priemonėm galim paveikti žmogaus poziciją, kūno padėtį ir gerinti jo lokomociją, arba kitaip tariant, jo gebėjimą judėti ir orientuotis aplinkoje. Funkcinė elektrostimuliacija Bioness gali būti naudojama žmonėms iš visų amžiaus grupių be jokių apribojimų. Lietuvoje šiuo metu mes dirbam aktyviai apie 6 metus. Pacientų turėjome įvairių, nuo vyresnių virš 60 metų iki vaikų nuo 4-6 metų, 10 metų. Pritaikomumas amžiui nėra labai ribojamas, mums aktualesnis dalykas yra laikas po pažeidimų. Insulto patirtis byloja, kad kuo anksčiau žmogus pas mus pakliūna, tai yra pirmi metai nuo patirto insulto pradžios, yra patys efektyviausi reabilitacijos prasme, nes mes galim pasiekti pačius geriausius rezultatus tiek aktyvioje, tiek pasyvioje reabilitacijoje. Vaikams, kurie serga arba turi tokius sutrikimus kaip potrauminiai sindromai, gali būti, kad ir toks sutrikimas kaip cerebrinis paralyžius. Cerebrinio paralyžiaus atveju vaikams yra problema, kad jie neturi, kad jiems sutriko funkcija,
bet jie neturi jos išvystytos. Tad su sistema mes mokomės naujų judesių, reiškia, mes galim optimizuoti judesius ir pasiekti geresnę judesio kokybę. Vojtos gydymo metodika žinoma ne tik kaip veiksmingas kūdikių ir vaikų gydymo būdas, bet ir kaip puikia terapija suaugusiųjų nugaros skausmams gydyti, ypač sergant nugaros skolioze. Dažna problema yra, žmogus sėdi labai ilgą laiką, jis nekeičia savo kūno padėties ir jo raumenys tingsta. Tada jisai paima ir pradeda stiprinti raumenis, bet jis juos stiprindamas dar labiau sukelia jo tą skausmą ir jis negali išeiti iš tos padėties. Vojtos metodika gilinasi į tos biomechaninius ir atramos taškus pas patį žmogų ir mūsų tikslas yra keisti tą žmogaus judėjimo modelį per jį patį. Tai yra labai svarbu, todėl kad mes tada galim paveikliai pakeisti jo kvėpavimą, jo stovėseną ir laikyseną per tai, kad mes keičiam tuos atramos taškus. Kada žmogus ateina pas mus, ar ne, jisai turi nugaros skausmą, jis visada kompensaciniai padėty, mes stimuliuodami tam tikrus taškus gebame jį atstatyti normalią padėtį, suaktyvuoti pilvo raumenis, gerinti klubo sąnarių centraciją arba kitaip tariant atramą į patį sąnarį, kad jinai būtų tolygi. Ir mes per šitą mechanizmą pakeisdami jo atramą sumažinam jo nugaros skausmą, nes jis naudoja visus savo raumenis, kuriuos jam gamta davė. Vojtos metodika sumažina proceso sunkumą ir sumažina pasipriešinimą iš pačio žmogaus. Tai nėra panacėja, toli gražu, bet tai yra didžiulis langas, kuris gali jums padėti greičiau susitvarkyti. Pavyzdžiui, nugaros skausmas statistiškai gali praeiti per mėnesį laiko. Taikant Vojtos metodiką mums tai gali užtrukti nuo 3 iki 5 apsilankymų priklausomai nuo laiko ir žmogaus galimybių. Ir kaip uoliai jisai darys namų darbus. Tai yra vėl labai kompleksiškas dalykas, mes įsigilinam į patį žmogų, bet mes pagreitinam jo procesą per jį patį. Bionės elektrostimuliacijos metodas atveria naują viltį žmonėms, kurie po insulto ilgą laiką negali judinti savo kūno dalių. Šis inovatyvus metodas naudoja elektros impulsus, skirtus stimuliuoti paralyžiuotus raumenis ir atkurti judesių funkciją. Kada žmogus arba pacientas šiuo atžvilgiu, jisai yra patyręs insultą ir ilgą laiką nejudintas, mes pradėdami vėl aktyvinti tas funkcijas, kartais turim tuos vadinamosius linksmuosius kalnelius. Tai yra, kada skausmas arba disfunkcija arba, sakykime, simptomai, kurie buvo insulto pradžioje, gali vėl paūmėti. Bet dirbant nuosekliai mes galim tuos simptomus kontroliuoti, mažinti ir išvis sumažinti iki nebuvimo, pagerinti bendrąją funkciją ir pagerinti mobilumą. Bionės elektrostimuliacija ir Vojtos metodikos dažnai taikomos kartu, todėl gydymo rezultatai pasiekiami dar greičiau. Dėl šių gydymo metodų galite kreiptis į Kauno, Vilniaus ar kitų miestų medicinos specialistus. Deja, šios paslaugos yra mokamos. Atraskite savo vidinį pasaulį per 10 ar 20 minučių. Echoskopija – tai modernus tyrimo metodas, naudojantis ultragarso bangas, leidžiančias detaliai matyti vidaus organus. Tai tikslus ir informatyvus tyrimas, suteikiantis gydytojui vertingos informacijos apie jūsų sveikatos būklę. Diagnostikoje vaizdinimo metodai užima labai svarbią dalį diagnostikos ir paskutiniais metais jie nepaprastai ištobulėjo, nepaprastai specializavo. Ultragarsinis tyrimas yra vienas iš tų metodų ir ypatingas, galbūt ir naudingas jisai tuo, kad jisai nereikalauja nei kažkokio specialaus pasiruošimo, nei invazinių kažkokių tai procedūrų. Atliekamas labai greitai, atliekamas čia ir dabar, žmogaus neapšvitinant, į žmogų ten nesiskverbiant specialiais metodais ir įgalina mus pamatyti tiek vidaus organus, tiek, sakykime, kraujagyslių būklę. Kodėl profilaktinė echoskopija yra gyvybiškai svarbi?
Daugelis vidaus organų ligų, tokių kaip kepenų ir tulžies pūslės ligos, gali prasidėti be aiškių simptomų. Tai reiškia, kad jūs galite sirgti liga net nežinodami apie tai, kol ji nepasieks rimtos stadijos. Mes matom suriebėjusias kepenis, mes matom konkrementus besiformuojančius tulžies pūslėje. Tai šitos dalykus mes galim gana anksti pamatyti echoskopinio tyrimo metu ir jau pradėti kažkokius tai žingsnius, kad šitie pokyčiai būtų sustabdyti arba netgi kažkokį tai gauti grįžtamąjį procesą. Reikia turėti omeny, kad alkoholinė suriebėjusių kepenų liga pirmiausiai vystosi per kepenų suriebėjimo stadiją. Pasaulyje ekspertai mano, kad 25% populiacijos serga nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, o išsivysčiusiose pasaulio šalyse, kur nutukimas yra didesnis, ten tas procentas siekia netgi 40%. Tai viena iš dažniausių lėtinių kepenų ligų, pati dažniausia, aš netgi sakyčiau. Kepenų suriebėjimas yra toks klastingas, kad net kraujo tyrimas nustatantis kepenų fermentus gali jo nepastebėti ankstyvoje stadijoje. Pačioj pradžioje tai gali būti funkcija nesutrikusi. Ten, sakykime, tu matai tiesiog vizualiai, kad jos yra šviesesnės vizualiai. Tai reiškia, kad jos yra infiltruotos riebalais daugiau nei priklauso. Bet ištyrus kraują, sakykime, ten kepenų fermentai bus norma. Tai reiškia, kad kepenų funkcija nesutrikusi. Bet ar jinai sutriks po metų ar 5 ar 10, ar nesutriks, niekas negali pasakyti. Todėl reikėtų susiimti jau anksčiau, kol dar nesutrikus ir tada išsaugoti tą funkciją. Kepenys toks nereikalingas organas, kartais mes turim didžiulius kepenų pažeidimus. Kol nepasireiškia komplikacijos, to ligonis nejaučia jokių simptomų. Šiuo atveju, aišku, yra portinės hipertenzijos komplikacijos. Tai yra vartų-venos kraujotakos sutrikimas, kuomet didėja blužnis ir dėl blužnės veiklos sutrikimų galim šiokius tokius simptomus pastebėti. Toliau vystosi varikozė, tai yra išsiplečia kraujagyslės stempliai kitose vietose, gali atsirasti kraujavimo rizika. Rečiau kaupiasi skysčiai organizme ir aiškiausiai tai matosi, kai kaupiasi skystis pilvo ertmėje, tai yra ascitas. Bet tai yra labai vėlyvose stadijose. Jeigu kalbėti apie vizualizaciją, tai prasme, ką mes galime pamatyti to paties ultragarso tyrimo metu, tai mes tiesiog matome pakitusią kepenų parenkimą. Šiaip natūraliai parenkimą, sveiko žmogaus, sveikų kepenų parenkimą turėtų būti labai panašiai į inksto parenkimą savo šviesumu, nes mes, kadangi nematome spalvų echoskopijos metu, vaizdas yra monochrominis, mes vertiname skirtingas neatspalvius, bet šviesumą, kas yra tamsiau, kas yra šviesiau. Tai echoskopijos metu, vertinant, kas yra šviesiau, tas yra labiau tanku, tai prasme sutankėjimas audinio. Tai kepenys, kai būna infiltruotos riebalais, jos tampa šviesesnės. Naivu tikėtis, kad nevartojant alkoholio kepenys nesuriebės ir liks sveikos. Šiais laikais mes turim masę įvairiausių cheminių faktorių ir gyvenimo būdo iššūkių, kurie praeina per kepenis ir po to turim tokius rezultatus, kai jau reikia įsikišti ir medikam. Profesionalus gydytojas echoskopuotojas ultragarsinio tyrimo metu gali įvertinti daugelio organų būklę. Labai svarbus faktorius yra profilaktiniai patikrinimai. Ypatingai, sakykime, šnekant apie krūtų vėžį, kuris šiuo metu yra numeris 1 pasaulyje, reiškia krūtų vėžio atveju yra užfiksuojama daugiausiai. Ir visa bėda yra tame, kad krūties vėžys dažniausiai yra nebylus. Tai yra moteris nejaučia jokių simptomų, o krūties vėžys iš liaukinio audinio jau yra pradėjęs susidarinėti. Tai tokius vėžius mes galime aptikti tik tai profilaktinių patikrinimų metu arba atsitiktinai. Inkstų piktybiniai navikai taip pat aptinkami, vėlgi profilaktinių dažniausiai patikrų metu dar nebūna simptomų, kurie mums leistų įtarti, kad tai yra prasidėjęs procesas. Taip pat
ilgalaikių stebėjimų metu, kai yra jau gydomi kažkokie tai onkologiniai susirgymai, mes galim stebėti, ar procesas neplinta į kitus organus. Tai dažniausiai mes žiūrim, ar nėra židininių pakitimų parenchiminiuose organuose, tokiuose kaip kepenys, kaip inkstai, kaip blužnis. Gydytojai rekomenduoja pilvo organų echoskopiją atlikti bent kartą per metus. Jei neturite laiko ar kantrybės laukti nemokamo ultragarso tyrimo eilėje, galite atlikti šį tyrimą privačiose klinikose beveik tą pačią dieną. Priklausomai nuo tyrimo organo, tyrimo kaina gali svyruoti nuo 50 iki 100 eurų. Pomita – sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. ESE – mano namų stilius. Nors modernios technologijos leidžia pagaminti maistą, tačiau ne visada gauname pakankamai organizmui reikalingų medžiagų kovai su uždegimais ir ligomis. Maisto papildai gali padėti užpildyti šį trūkumą. Dažnai yra kalbama apie tai, kad reikia pakeisti mitybą, reikia pakeisti gyvenseną. Taip, tai yra faktas ir su to ginčytis neįmanoma, kadangi tai yra moksliškai pagrįsti faktai. Bet visgi keisti dešrą į agurką, to bus mažai. Jeigu jau pasibeldė į tavo duris liga, vadinasi, reikia imtis kažkokių tai kitokių, reikšmingesnių priemonių. Na ir viena iš tokių priemonių tai yra maisto papildai. Tarkime, yra maisto papildas Pomite. Vienoje kapsulėje yra sudėta brokoliai, ciberžolė, granatos ir žalioji arbata. Ir toje kapsulėje yra be galo daug, kadangi tai yra liofilizacijos būdu sudžiovinti vaisiai ir užima labai mažai vietos. Vieno kapsulėje yra vien tik tai 4 granato, nepaisant viso kito. Galima pakeisti mitybą, galima pradėti valgyti labai daug daržovių, bet to kiekio suvalgyti per parą yra neįmanoma, arba mes tapsime tokiais, kad per duris nelabai įeisime. Tai ir priaugs ir mūsų organizmas svorio. Todėl maisto papildas su atliktais klinikiniais tyrimais ir aiškiais įrodymais, kad jis veikia, ko gero būtų labai rimta pagalba kiekvienam susirgusiam. Siekdama apsaugoti save nuo galimo krūties vėžio ir užkirsti kelią rimtesnėms pasekmėms po kalcinatų krūtyse nustatymo, Danguolė pasirinko mokslininkų sukurtą maisto papildą Pomite. Aš tai nelabai tikiu, kad galima, pavyzdžiui, suvalgyti kilogramą brokolių ar ten 5 granatas iš karto, nes tai, kas yra sudėtyje šito papildo, tai iš produktų tu tiek nesuvalgysi. Aišku, aš ten vartoju ir salotas brokolių darau su granatų sėklomis, bet šito neužtenka, ypatingai kai yra aktyvus, jeigu gyvenimo būdas, aš daug dirbu, turiu savo verslą ir gan aktyviai gyvenu, vis tiek ir namai, ir vaikai, ir šeima, viskas atima labai daug energijos. Ir to streso daug, tai aš manau, kad tai yra neišvengiama, ypatingai gyvenant mieste ir aš nežinau, net aš nelabai ir tikiu tom daržovėm, jos gal tokios nėra labai ekologiškos arba jau reikia labai žinot, kur tu pas ką tu perki. Tai aš manau, ir kiek kalbuosi ir su savo artimaisiais, ir draugais, ir šeima, tai aplink mane beveik visi žmonės naudoja tos produktus. Šiandieną netgi prieš vykdama į laidą pasikalbėjau su kaimynais, tai irgi vartoja, sakė, nes kažkaip žmonės pripažįsta, kad tai yra neišvengiama, nes jeigu gyveni aktyviai, o tavo organizmui tiesiog trūksta paskui tų būtiniausių medžiagų ir tada atsiranda visokios ligos.
Po sėkmingo skrandžio vėžio gydymo Vytautas tapo ištikimu Pomite vartotoju. Sudėtis patiko, nes ten vien natūralūs produktai, sakykime, granatai, ciberžolė, žalioji arbata. Reiškia, viskas toks man žinoma, priimtina. Apie tai daug skaičiuot kiniečiai, daug geria ten, iš vis Azijos gyventojai, daug geria žalios arbatos. Nemėgstu žalios arbatos, nepatinka man gerti žalią arbatą, bet aš jos randu čia ir aš, sakykime, tų medžiagų, kurių reikia man iš žaliosios arbatos, aš gaunu. Aš gaunu viską su tais papildais, ko reikia mano organizmui, be didelių pastangų. Rima, serganti reta genetinė liga ir esanti remisijoje, atsitiktinai sužinojo apie Pomite ir jau ilgą laiką vartoja šį preparatą. Man tiesiog visai atsitiktinai viena pažįstama pasakė, sako, kažką girdėjau naują apie tokį papildą. Pomite. Ir man patiko. Todėl, kad, kaip sakant, toj vienoj kapsuliai susideda 4 augalų komponentai. Vienas iš jų yra ciberžolė. Ciberžolė yra nuo seno, senovės yra žinomas prieskonis. O to yra vaisius, granatas. Apie granatą jau irgi visiems yra žinoma. Kitas komponentas yra brokoli. Ir, aišku, žalia arbata. Kaip sakant, yra irgi neatsiejamas produktas, kaip tik būtent šitame papilde ir susirenka va šitie 4 svarbus komponentai žmogaus organizmui. 60-metį perkopęs Arūnas pradėjo vartoti Pomite dėl 2 priežasčių. Pirmiausia, po tėvo mirties nuo prostatos vėžio jis sužinojo apie padidėjusią savo riziką susirgti vėžiu. Antra, jo paties PSA rodikliai pradėjo didėti. Kadangi tas prostatos specifinis antigenas, kurį rekomenduojama daryti, jisai vis tiek linkęs yra didėti su metais, ten kažkiek tai daugiau, mažiau, kas metus tikrai darausi. Rezultatai tokie, kad kažkiek tai jisai yra linkęs didėti, ne kažkaip tai ten kažkiek tai katastrofiškai, bet stebiu, tiesiog profilaktiškai, o Pomite tai yra tas stebuklingas dalykas, kuris padeda valdyti situaciją, tai dėl to rekomenduočiau tikrai visiems jį naudoti. Tai yra puikus dalykas. Čia tiesiog yra koncentruoti polifenoliai, kurie tiesiog padeda valdyti tuos procesus, kurie su amžium nori, vis tiek ateina, nuo jų niekur nedingsi. Nugalėjęs skrandžio vėžį, Vytautas tvirtai tiki Pomite veiksmingumu. Taip aš negaliu pasakyti, kad aš vartojau ir staiga kažkas pasikeitė. Galbūt tai, kad praėjus po operacijos aš jau 16 metų sveikas, tai ir yra tas rezultatas, efektas. Gal jeigu aš nevartočiau papildų, gal būtų kitaip. Bet taip, man yra saugumo jausmas. Kažkaip atkreipiau dėmesį, kad Pomite sukūrė britų mokslininkai Kembridžo universiteto ir tai labai solidi įstaiga. Kembridžas. Aš įsivaizduoju, ten 50 kartų patikrins, kol ten rinkai ką nors pasiūlys. Už tai tie rezultatai jų daro įspūdį. Kartais žmonės nepasitikė mokslininkais. Mokslininkais reikia pasitikėti. Taigi mokslininkai dirba, ten iš kartos į kartą perduodamos žinios. Tuo labiau Kembridžas, Dieve mano, tai. Ir jeigu jie ištyrė, o jie ištyrė, jie atliko didelius tyrimus. Ne taip, kad ten apklausą ten kažkokią tik padarė. Tai aišku, mokslu reikia pasitikėti, bent jau aš pasitikiu visų 100%. Danguolė pradėjo vartoti Pomite nedelsiant, kai jai buvo diagnozuoti kalcinatai krūtyje. Reikėjo atlikti tyrimus, monogramą ir tyrimo metu man rado kalcinatų. Ir gydytoja man pasiūlė vartoti, aš pradėjau juos vartoti ir man iš tikrųjų labai padėjo. Dabar kiekvienais metais tyriuosi ir kaip ir viskas stabilizavosi ir viskas normos ribose. Aplamai man labai šita sudėtis yra artima, nes aš ir brokolius labai mėgstu. Ir ciberžolę dedu visur, į visus, ką gaminu visur, man patinka dėl spalvos, dėl visko. Ir granatus tai ypatingai dievinu, ir žalia arbata. Pomite padėjo Arūnui atsikratyti daugelio sveikatos sutrikimų.
pavyzdžiui, kartais tokio amžiaus sulaukus, atsikeli ir naktį, pavyzdžiui, tualetą šlapintis. Taip, vieną ten kartą, po to kitą kartą ryte. Bet kada tu vartoji būtent pomite, tai pastebėjau, kad iš tikrųjų geresnis miegas yra. To poreikio ir nebelieka ilgiau pavartojus būtent pomite. Tai tas dalykas, kuris galbūt man šiuo metu ir svarbiausias. Rekomenduočiau vartoti vyrams 50 metų sulaukusiam, tikrai rekomenduočiau visiems pavartoti. Galbūt ne ištisai, vieniems daugiau, kitiems mažiau. O tiems, kas turi jau bėdų, tai ir jaunesniam amžiui rekomenduočiau vartoti. Pomite tapo Rimui nepakeičiama atrama ypač sudėtingame gyvenimo etape. Turėjau sunkią lygą ir man buvo paskirta labai didelė vaistų dozė. Iš pradžių galvoju, nieko nevalgysiu, nieko nepadeda. Bet organizmui reikia, kad čia viskas skaldytųsi, kad čia viskas vis tiek veiktų viduje. Ir aš radau savo tą kelią, kad maisto papildas būtent, kuris susideda, kaip ir sakiau, iš tų 4 augalinių komponentų, man padėjo. Iliuzionisto Arvydo Stonio kraujo tyrimai rodo, kad pomite vartojimas turi įtakos prostatos vėžio progresavimui. Po 3, 4, 6 mėnesių atlikus PSA tyrimą jau tada tikrai akivaizdžiai matosi rezultatai, kas buvo mano atveju. Be pomite man pavyko nusimušti nuo 9 iki 8,5, berods ar per 2 mėnesius kažkas tai panašiai taip. Aš iš tikrųjų ėmiausi labai radikalių pokyčių, keičiau savo mitybą, mąstymą, fizinį aktyvumą, bet tik tai pusę pradėjus vartoti, per 3 mėnesius nuo 9 nukrito iki 4. Na, skaičiai kalba už save. Vyrai vartodami pomite, jie pajausti, kad pakito PSA, sakykime, rodikliai, jie negali. Bet vieną dalyką jie pajaučia labai dažnai ir pakankamai greit. Po mėnesio, po 1,5, po 2 vyrai jaučia, kad naktį šlapintis, keltis jau tenka vis rečiau ir rečiau, o labai dažnai iš viso net nebereikia, nes padidėjusi prostata visgi verčia vyrą atsikelti ir keletą kartų per naktį į tualetą. Arvydas, remdamasis savo ir kitų žmonių patirtimi, pabrėžia, kad vartojant pomite nereikia tikėtis greito, stebuklingo rezultato per mėnesį. Mūsų organizme augaliniai produktai tokio greito poveikio nepadaro. Ir po mėnesio pastebėti kažkokios, tai netgi atliekant tyrimus, ko gero vargu ar bus įmanoma. Augalinį produktą reikia vartoti bent 3 mėnesius, bet nesupraskite manęs blogai. Ne 3 mėnesius, bet bent 3 mėnesius. Po pusmečio vartojimo šito produkto jau matosi tikrai rezultatai atliekant tyrimus. Probiotikai arba gerosios bakterijos padeda užtikrinti tinkamą bakterijų balansą žarnyne ir ypač svarbus metantiems svorį. Jeigu jums pučia pilvą, tai jums susidaro, nesvarbu, kad svoris krenta, jūs nesivalot, jums susidaro labai daug nuodų. Organizmas stringa, nevirškina. Kuo mažiau reiktų tokiu metu vartoti perdirbto maisto, dažyto, sintetinio maisto, maisto su maisto priedais, nes tai visa tai irgi kenkia žarnynui. Jeigu jau mes pasirinkom dietą mesti svoriui, tai tą dietą turim padaryti palankę sveikatai ir atsikratyti visokių maiste konservantų ir pašalinių kitų maisto medžiagų. 60 kg atsikračiusi Lina jau 10-metį džiaugiasi liekna figūra ir sveikata. Lina kasdien laikosi taisyklingos mitybos principų. Daug dėmesio jauna moteris skiria ir jos žarnynui, todėl vartoja Kembridžo mokslininkų sukurtą maisto papildą Jorgat Plus. Aš, tarkim, jaučiu pokyčius pavartojus po 4 mėnesių, tai kad man pilvo nebeučia. Tas yra fainas jausmas pilve ir gera savijauta ir energijos. Tu jauties toks šviežias, kitaip gal pavadinčiau, šviežias ir atsinaujinęs iš viduje tiesiog tas yra pojūtis. Tai mano rekomendacija tikrai. Jeigu tu nevartoji gerųjų bakterijų ir meti svorį, tai tu gali susirgti disbiozę, o čia, tarkim, jisai pagreitina tą virškinimą, jis pagreitina visą procesą ir duoda naudos jums metant tą svorį. Jorgat Plus paros dozėje 2 kapsulėse yra net 10 milijardų 5 skirtingų štamų arba padermių laktobakterijų, kurios augina kolonijas, taip pat 200 mg prebiotiko inulino ir vitamino D3.
kuo daugiau yra tų probiotikų jūsų pirktame papilda, tai tuo geriau. Mokslininkai į Jorgat Plus kapsulę sudėjo ne tik 5 probiotinių bakterijų štamų mišinį vitaminą D3, bet ir prebiotiką inuliną. O kuo mūsų žarnynui naudingi prebiotikai? Tai trumpos grandinės maistinės skaidulos, kai maitinasi probiotikai ir kaip šluota žarnyno kabutėse ilgos grandinės maistinės skaidulos irgi būna jos pardavinėjamos, tai lietuviai tik tai pusę arba 2/3 normos gauna, įrodyta, kad sumažėjus maistinių skaidulų vartojimui prasčiau veikia žarnynas, vidurių užkietėjimą ir be to į tą masę, kuri slenka žarnynų, o jinai nėra fermentuojama ir anksčiau skaitė dar tiesiog iki 1940 metų buvo tokia baisiai klaidinga nuomonė, kad rafinuotų maistų, kad čia balastas, jeigu jis neduoda kalorijų, kam čia maitintis ir buvo stengiamasi eliminuoto. Pasirodo, kad tas linkdama masė ne tik gerina peristaltiką, bet pritraukia į vidų ir kartu išneša sunkiuosius metalus arba tai, ką pats organizmas negalėtų pašalinti. Jorgat Plus yra skirta žarnyno mikroflorai ir imunitetui. Dėl šių ypatingų savybių Jorgat Plus probiotikai buvo pasirinkti Jungtinės karalystės nacionalinė mitybos intervencijos FITO-V tyrimui. Visų pirma, yra gamintojas, tai yra Jungtinė karalystė, tai vienas iš tų dalykų. Kitas dalykas yra, mano atveju svarbu, kad pakuotė, kad man tilptų susidėti ar ne tą pakuotę ir būtų patogi, nes dažniausiai būna ten tos dėžutės labai didelės. Tai reiškia, kad tu turi arba atskirai išiminėti maišiuką įsidėti ten, kad tarkim per dieną išgerti, jeigu ten 2 kartus dienoje geri ir nebūni namuose ar ne. O čia tarkim patogi pakuotė, plus yra formulė gera, tai kaip sakiau, ten 5 probiotikai yra vienoje toje kapsulytėje. Laktobakterijos, taip skirtingos. Ir tas pats inulinas ir vitaminas D3. Šitose probiotikose nėra laktozės. Man aktualu, nors aš manau, kad nealergiška esu tam, bet man vis tiek yra aktualu, nes pilvą vis tiek pušia nuo tos pačios laktozės. Aš svoriui siūlau mažinant nesveikus išimant produktus ir palaipsniui. Per dieną, vieną dieną taip valgiai, o rytoj jau per pus mažiau ir visai kitokį maistą taip negalim. Iš pradžių išimkite cukrus, saldainius, ledus, po to išimkite pyragus, baltus miltus, makaronus ir po truputį vietoj jų didinkite nekaloringų daržovių turinčių beflavonoidų kiekį. Ir taip prie konkrečios dietos, kurios jūs norite laikytis, jūs prieisite per savaitę ir 2 savaitės, žiūrėkite, kaip jūsų organizmas reaguos. Jeigu tik tai pradeda pūs pilvą ar ką, tai turite dieną ar ką papasnikaut, gerdami ten semenų klijūkus, gerdami ramunėlių, kmynų arbatas. Ir taip organizmą detoksikuosit ir svoris mažės. Maisto papildas Jorgat Plus gali padėti ne tik metantiems svorį. Apie Jorgat Plus papildus vertėtų pagalvoti, jei skundžiatės šiais medikės išvardintais negalavimais. Tai yra ir laktozės netoleravimas, glitimo netoleravimas, tai yra pirmiausia skrandžio disfunkcija, nedirba skrandis, sako pučia. Tai va ta visa aukšto dalis priklauso būtent, tai yra viduriavimas, užkietėjimai, toliau raižymas pilvo, pūtimas pilvo. Kembridžo mokslininkų sukurtą maisto papildą Jorgat Plus dietologė patarė vartoti tiek metantiems svorį, tiek žmonėms, kurie skundžiasi sutrikusiu žarnyno darbu. Svarbu atsiminti, kad disbiozė arba probiotikų trūkumas gali lemti aibę negalavimų ir ligų. Nuovargiai, nemigos, reiškia, čia yra labai daug simptomų, kurie apibūdina būtent tą pusiausvyros sutrikimą. Ir disbiozė, ir tai yra toks bendrinis, o toliau jau einančios pasekmės tai yra ir depresija, minėjau, ir svorio atsiradimai, ir vėžiai, ir taip toliau. Tai va, jeigu cukrinis diabetas, cholesterolio disbalansas, reiškia, kitaip tariant, kraujagyslių aterosklerozė, būtent nuo šito bakterijų darbo ir dominavimo, buvimo jų pakankamo kiekio žarnyne, iš tikrųjų ir yra sąlygojama žmogaus sveikata.
Šį Jungtinės karalystės Kembridžo universiteto mokslininkų sukurtą probiotikų gausų maisto papildą Jorgat Plus galite dabar užsisakyti nurodytų telefonu arba internetu. Maisto papildą Jorgat Plus rekomenduojama vartoti ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir ilgiau po 2 kapsulės per dieną. Svarbu nepamiršti sveikos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo. Lietuvoje sergamumas onkologinėmis ligomis didėja, tačiau ta pati tendencija stebima ir kitose pasaulio valstybėse. Yra onkologiniai susirgimai ir kiekvienas mes nesam nei vienas neapsaugotas, kad neturėsim jo. Ir yra tokios prevencinės programos, kad galima nustatyti pačios pirmasias stadijas, kurios yra lengvai išgydomos. Yra sudarytos prevencinės programos, kad tikrai galėtume nustatyti pačią pirmąją stadiją arba antrąją, kurių žmogus visiškai nejaučia. Šiuo metu Lietuvoje veikia 4 valstybės finansuojamos programos. Tai krūties, gimdos kaklelio, storosios žarnos ir prostatos vėžio prevencinės programos. Deja, šiuose programuose dalyvauja nedaugiau nei 40% žmonių, turinčių teisę nemokamai pasitikrinti savo sveikatą. Nustatytas ankstyvos stadijos vėžys yra sėkmingai išgydomas. Po pirmos, antros stadijos onkologijos praktiškai žmogus jau gyvena visavertį gyvenimą ir jis kas keli metai ateina kaip dispanseriniu būdu pasitikrina ir viskas būna gerai ir laimingas išeina ir toliau yra sekamas tiek mūsų šeimos gydytojų, tiek onkologų. Tai tik prevencinis patikrinimas ir leidžia aptikti ligą ankstyvoje stadijoje, o skirtumas išgyvenamumo yra tiesiog nepalyginamas, nes praktiškai 99% moterų, kuriuom krūties vėžys nustatytas pirmoje stadijoje, jos pasveiksta. 5 metų išgyvenamumas yra 100%, bet jeigu nustatome 3 stadijos, jau šitie procentai krenta ir 5 metus išgyventi gali tik tai 30–40% moterų. Tai yra tarsi skirtingos ligos. Lokalizuotas navikas jis yra lengvai pašalinamas ir praktiškai tolimesnių gydymų ir nereikia. Kuo vėliau nustatoma liga, tuo sunkiau ją gydyti, tuo brangiau kainuoja, tuo daugiau sveikatos atima iš žmogaus ir aišku, tuo prastesni rezultatai yra. Tai gydytojai siekiamybė yra ligą nustatyti kuo anksčiau, bet tam turi ateiti pakankamai jauni, sveiki žmonės ir reguliariai tikrintis prevenciškai. Išgirdęs diagnozę vėžys, žmogus pirmiausia nori pasveikti. Kai liga atsitraukia ir pasiekiama remisija, antras noras, kad ji neatsinaujintų. Sveikstant po vėžio svarbų vaidmenį atlieka gyvensenos koregavimas ir tinkami fitoterapiniai preparatai taikomi vėžio profilaktikai. Iš fitoterapijos, tai aš kiek žinau, ugniažolės yra labai gerai suaktyvina imuninę sistemą ir jie veikia taip pat ir antibakteriocidiškai ir antinavikiškai. Aš pastebiu, kad tikrai pacientai, kuriuos juos ugniažolę vartoja, tikrai savijauta yra labai gera. Lidonium tas preparatas, kurį dažniausiai pacientai vartoja. Vienas iš tų labiausiai tokį priešvėžinį poveikį turinčių augalų Lietuvoje, tai ko gero ugniažolė. Profesorius Olis Kirkevičius yra sukūrė preparatą, kuris yra iš kelių dalių, tai tas poveikis yra toks, keli augalai sumuojasi, vienas kitą potencijuoja ir žmonės, kurie tą supranta, kurie preparatą, kurio aš praktiškai turiu tikėti, nes jis tikrai yra, kaip sakant, sugalvotas specialistų. Aš tiesiog naudojusi jau Lietuvoje mokslo sukurtais dalykais. Specialios medicininės paskirties maisto produktas Lidonium skirtas mitybos reguliavimui esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui, vėžio profilaktikos metu, siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę, bei esant skrandžio, žarnyno, kepenų ir tulžies pūslės latakų, kvėpavimo takų spazmams, uždegimams. Lidonium sudėtyje yra didžiųjų ugniažolių žolės ekstraktai. Tyrimų duomenimis 70% visų apklaustųjų nurodo, kad ugniažolės preparatą Lidonium vartoja, kad liga nesugrįžtų. 57% Lidonium vartoja imunitetui stiprinti. Net 66% apklausos dalyvių teigia, kad pavartojus Lidonium sumažėjo vėžio progresavimas.
Ugniažolės preparatai, kaip mokslininkai nustatė, kad jie daugiau įtakoja navikinės ląsteles, o būtent alkaloidų poveikis toks. O sveikasias ląsteles daugiau kaip ir apsauga yra. Taip kad, manyčiau, tie alkaloidai, jeigu yra organizme kažkokios negeros, nesveikos, klaidingai save bevedančios ląstelės, jos turėtų sureaguoti tos alkaloidus, tas toksinės tokias stiprias medžiagas. O sveikosios jos yra atsparesnės. Į specialios medicinės paskirties maisto produkto lidonium sudėtį įeina vaistinių medetkų žiedų, siauralapių gysločių lapų ir didžiųjų ugniažolių žolės ekstraktai, cisteinas ir selenas. Po sisteminio vėžio gydymo onkologai rekomenduoja vartoti specialios medicininės paskirties maisto produktą lidonium per visą 5 metų stebėsenos laikotarpį. Po mūsų agresyvaus gydymo stebėjimo laikotarpiu žmonės 5 metus pas mus yra stebimi ir jie ir patys nori kažką daryti dėl savęs. Tas laikotarpis 5 metų yra labai svarbus onkologiniai pacientui, kad liga nesugrįžtų. Apart validonijum, aš galbūt daugiau stengiuosi, kad vartotų natūralų maistą. Tai yra valgytų sezoniškai, kad jei yra žiemos laikotarpis, neieškotų pomidorų, o valgytų burokėlius, raugintus kopūstus, nes mūsų organizmui labai svarbu tas sezoniškumas. Ir aš žinau, profesorė Savickienė tą labai akcentavo, kad imuniniai sistemai labai svarbu mityba ir va ta sezoniška mityba. Tai tikrai nereikia vaikytis madingų maisto produktų, o geriau valgyti paprastesnį, bet tikrai natūralų maistą. Žiemos metu morkos, kopūstai, burokėliai, o vasarą taip pat lapinės daržovės, tai kas pas mus auga. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad specifinį antinavikinį gydymą papildžius tinkamą mitybą ir fitoterapiją galima reikšmingai pagerinti onkologinių ligonių savijautą ir sveikatos būklę, o kai kurių tyrimų duomenimis netgi prailginti gyvenimo trukmę. Didžioji ugniažolė ir saugiai pagaminti ekstraktai didžiųjų ugniažolių yra verti dėmesio, nes visų pirma yra kaip globėjas būtent tulžies pūslės, kepenų, palaikant mūsų tą vidinę sveikatos būklę arba esant ligai, valdant ligą.